Nu tai labas rytas ir vėl susimatėm. Ką, šiandien rugpjūčio 10 diena bandysim važiuoti į kelionę. Šėjau atostogų, sakau, reikia paskambinti hebrai, susitart, kad varom davai į Estiją. Nu tai ką, pabalnuosim žirgelį, bandysim važiuoti į Estiją, pažiūrėsim, kaip gyvena Saremų salos. Ką dabar, kol kas Lietuvoje gražus oras, bet nusimato ir lietaus visko. Tai startuojam ir pažiūrėsim, kaip gyvena tie mūsų, kai savo kaimynai estai. Nu ką, iki susimatymo, pradžiai tiek. Tai žodžiu, varom į Estiją, pasidairėti, kaip atrodo į Saremų salos. Nusimato 4-5 dienų kelionė. Sugrįžimo viską tą patyrinėsim. Tai apie 1600-1800 km kažkas tokio. Tai mėginam startuoti dabar rytas, pas mus saulėtas, bet žiūrėjau orų prognozės, tai galim ir lietaus daug gauti. Nu, bet net cukrinė neištirpsim. Tai vat, nu, tikiuosi viską daugmaž pasėmiau, ko norėjau, ko nepasėmiau, tai nepasėmiau. Na ką, važiuojam pas kolegas. Šiandien varysim 3. Tiksliau 2 motociklai, 3 žmonės. Jo, vis dar kelias remontuojamas, bet nieko mes čia. Špulėtų, gražiai. Pradedam. Jo, Lietuvos geležinkelį. Šia ilgas jisai, metalus veža. O, ilgas. Ežeras valytas, gražus. Eina laidai per ežerą. Nu ką, jau skaudvėlį, judam po biškį į priekį. Va, trumpas sustojimas jau Joniškis. Tai va, prapūtėm 160 km, labai fainai. Tai be sustojimo. Tai sustojom Joniškį, truputį į degalinę. Lengvai atgauti jėgas. Ir bandysim toliau varyti. Dabar pravažiuosim Jaučių pro Rygą ir tiesiai į Siguldą. Jo, lygtais ten. Reiks pasitikslint dar. O dabar ką, kol kas dar turim giedrą, gražu. Lietuvoj nelyja. Nu va, pirmin nuostuliai. Nu, kol kas nekiaura. Nebėga, bet vis tiek turim skylutę. Gerai, kad padanga visiškai nauja, tai turbūt pagal tą, ką čia, nu kiek iš čia buvo taip įlindęs kažkur. Gilokai įlindęs, nu tai va turim įlindimą apie, tai čia toks ant karbo, nu nieko turim, jeigu ką, rem komplektą susitvarkysim. Jau neleidžia. Bet jeigu neleidžia, tai neleidžia, be žodžių, ant stebėjimo. Štai ir Latviai. Oi, kažkada turėjau daug šitą sieną darbo, o dabar jau nieks nebedirba. Važiuok laisvai. Balos. Na, iki Rygos liko 40 km, berods iki vietos 109. Na, įdomu, čia smagu, kad keliai geri. Važiuojam toliau. Ką jau Rygą, pasiekėm Rygutę. Mums reikia į Siguldą. O, yra nusukimas į Siguldą. Hello, Riga. How are you? Asfaltas naujas, smagu, bet jau eismo šiandien, tai belenkiek. Čia va, turim Lubanas Iela, Lubanas Iela, gerai. Čia dar remontai, bet mums čia kažkur gerai. Viskas vyksta pagal planą. Reikia nešpokinėti, važiuoti. Čia Daugavos upė. Panašiai kaip Nemunas Jaučia. Čia kažkiek primena mūsų Kauno apvažiavimus. Mes neskubam, nes čia jau visai Ryga. Upa, kaip gražu. O, čia ne Nemunas. Ok. Biškį plačiau. Tų tiltų tai daug. Ryga gražus miestas. Nu ką, visai gerai. Pravažiuosim gražiu keliu.
Aha. Rūmai vidury kažko. Ai, čia upė. Tai žodžiu, leidžiame žemyn upę. Ne upę. Leidžiamės, kai sako upė, tai tenais. Kokia čia ta upė Dauguva? Ne, kažkoks. Gauja, va. Gaujos upė. Gauja, jo, čia visko yra, sakau, čia reikia kažkada važiuoti grinai, vieną dieną skirt reikės šitą išsiguldai, nes čia dabar važiuojam tik į vieną tašką. Žvejoja. Čia Latvijos vėliavos. Opa, atvykom iki Gaujos nacionalinio parko, ten yra Gutmanių ola. Tai dabar bandysim nueit pasižiūrėti, kaip čia atrodo ta ola ir žiūrėsim kaip orai, kaip ką, kur čia mes dabar apsistosim, ar liksim Latvijoje, ar varysim toliau į Estiją. Tai dabar eisim patyrinėsim tą olą. Šiaip Siguldoje yra labai daug ką veikti, tai buvo pasižymėjęs daugiau taškų, bet čia apžiūrėti reiks atvažiuoti atskirai visą dieną pasimti, tiesiog varyt, nes labai daug čia tų įdomių vietų. Tai kol kas jau čia apsistosim ties vienu urvu ir paskui varysim į Estiją. Nu, bent jau toks planas. O ką dabar einam pažiūrėti čia. Nacionalinis parkas, va. Eisim mes prie šitos va uolos. Čia yra pilis dar, bažnyčia. Čia dar daugiau tų uolų visokų yra. Nu, aišku, yra ką patyrinėti. Tiltas dar matau. Nu, gražių vietų, bet žodžiu, mes esam čia, o mums paskui reikės varyti į viršų, žodžiu. Nu, tai dabar apsistojam ties viena uola ir bus gerai. Ėjom ir priėjom. O, čia ta uola didoka. Einam iš arčiau pažiūrėsim. Čia kažkas yra išraižytas, tik nežinau. A, čia visokių tokių raižinių. Įdomu, čia teka, kas čia per... Čia smėlis? Aha. A, čia iš smėlio. Gražus dragelis. Nuskrido. Nu, žodžiu, žmonių nemažai. Nu, bet smagiai, kol kas saulė lepina, žiūrėsim kaip toliau bus. Kažkoks šitas smėlis įdomus, bet jis toks kietas. Ola. Kaip kelionė be autobuso, ne? Atlėkė Hebros autobusas. Tai tuo čia bus ankšta. Dar čia jeigu matosi, va čia ta vieta, ta visa dar irgi yra kaip ir kapstyta tas olas. Čia dar Hebra užlipo laiptais. Kol čia tie autobusistai čia pasifotkis, tai mes lipam dar į viršų čia kažkur. Net ir šitas. Ai, čia iš akmens padaryta laiptai. Bet čia toks įdomus. Turbūt gal nuo to smėlio tas čia laiptai paraudonavę. Hebra, čia atstatu. Kaip per kamerą, nežinau. Čia dar vienas urvas. Čia viskas aprašinėta. Čia ta upė Gauja. Opa. Varom. Nulipam tenais, vis tiek niekur gero nenulipam. Tai žodžiu, autobusai išvažinėja. Mes irgi žiūrėsim, eisim dabar užkasim pietų. Ir tada bandysim link kempingo važiuoti, nes rodo lietų. Tai norėtume dar bent sausai pastatyti palapinę, jeigu spėsim. Vakare lietus ir naktį lietus. Tai žodžiu, dabar kol kas smagu, bet gali greitai nebūti. Tai ką, atsisveikinam su ola. Mes dar tikrai sugrįšim kitais metais su palapinėm čia į šitą vietovę tikrai. Tai va, žodžiu, varysim dabar iki Estijos. Ryšių nėra, šičia tam čia apačioj nusileidę mes prie upės pakrantės, tai nėra ryšių, tai dabar neina įsives, bet važiuosim iki Parnų į Estiją. Ten bus mūsų kempingas. O dabar ką, ruošiamės, puošiamės 180 km. Šausim, iki lietaus turim spėti.
Jo, čia liko visai nedaug, 13 km iki Estijos sienos. Gražus kaimukas. O, ir laikrodis yra. Degalai €1,81 benzinas. Tai kaip pas mus. A, jo, va, yra, bet jie pasirinktinai tikrina. Policija. Aha, Vesta pasistabdė. Na, čia kaip ir viški veikia kažkas, bet gal ir gerai. Bistro. Nu, žiūrėsim, pirmą kartą mes čia į Estiją įsirausim. Patinka. O, kaip ir Lietuvoj. Olereksas, prašau, €74. Kol kas pigiausia. Viskas, jau turbūt įvažiavomės į tą, o ne? Nu, o, gražiai. O, ką čia pila? Dūmai, dūmai. Labą dieną, asfaltas. O, čeko. Fu, šiaip tai smirdėlė. Varo čia jie. Nu. Užlikėm į prekybcentrį. Eisim nusipirkt. Pažiūrėsim, kaip atrodo estiškas prekybcentris. Daug gal nefilmuosiu, bet vis tiek va. Ragausim. Apsiprekinom, ką kainos galima įvertinti estiškas kainas. Tai žodžiu, praktiškai tas pats, kas Lietuvoje arba brangiau. Tai va, tai, nu, pasiėmėm tašeliuką pusryčių. O, oras jau kaip ir bjursta po biškutį. Nu, bandysim, vėjas kyla. Dabar į ten į degalinę. Ir tada žiūrėsim tiesiai į kempingą, kuo greičiau pastatyti palapinę. Kad nesulytų mūsų. Šiaip šilta, bet paskui jau atšals. Tai lėkiam. Ja, mūsų kempingėlis. O, Lietuvos vėliava yra, tai vadinasi Priima lietuvis. Kažkur gausim, kažkur viečiukį, o kokia mašinėlė. O, vaikinai. Gerai, kur nors einam į receptioną, pasimsim ir kur nors mus čia einam pakalbėti. Tai ką, jau atvažiavom į Solar Caravan kempingą. Žodžiu, pasistatėm čia biškį po medžiais. Po medžiais pasistatėm tą palapinės, vat. Čia mano palapinė, ten motociklas. Čia nais Gediminų palapinė. Čia nais dar vienas motociklas. Žodžiu, kaimynus turėsim. Ten šitą visą energiją būna iš šitos saulės panelės, va. Bet pas mus dabar įsilijo ir taip žada lyt visą naktį iki ryto. Tai žodžiu, turim dar čia mes ir pavėsinę. Ten turim dušus, tualetus, toliau va ten. Ir dar turim tenais ir galvoju, kas da... Ai, ten gera virtuvė. Nu, gal matysi dar, gal parodysiu. Čia. Labas rytas, atsikėlėm. O, dar ankstyvas rytas, bet pagaliau saulytė nusišvietė. Tai galvojam dabar, kadangi kempingas dar ankstyvas, tai garsiai nekalbu. Kulinariniai šedevrai. Valgysim pusryčius. Turim kiaušinienės, kepą. Reikia tik neprisvilint. Aišku, viskas čia vyksta, bus skanu. Jau mano iškepė. Pas Gediminą dar biškį. Dar truputį bus, bet jau gerėja. Palai, labai gerai. Pasitraukiam į šoną. Aišku, čia turim ir virtuvę, bet mums taip įdomiau. Bendrinam apie kempingą. Kempingas labai geras. Jau mes į pabaigą kaip ir susitvarkyti. Palapinės liko tik tai susidėti ir viskas, ir trauksim į kelią. Pagaliau dabar nelyja. Nors važiuosim į salą, į Sarimas, tai tenais žada, nu, tokiu gali lyt. Tai matysim, dabar kol kas labai gražu, o paskui žiūrėsim. Nu ką, paliekam kempingą. Labai patiko, labai smagus. Iš vakar gavom lietaus, bet viskas labai fainai. Gražus, tvarkingas kempingas, visiems rekomenduoju.
Išlydėm mašinėlį, satvarkingai žmonės savo. Vėliavų labai daug ir Lietuvos mūsų plazdena. Ką, dabar važiuojam iki kelto, šoksim į Saremų salą. Keltas plaukia kas pusę valandos, tai mums dabar neskubam 10 valandą, važiuojam, pasigausim keltą ir atsidursim saloje. Nu, juda. Nu ką, pakilimų takas, kylam. Jo, čia. Vėžės, bet čia grinai pakilimų takas. Nu ką, ten po dešinį, va, ten matosi keltai. Varom, čia nedaug mums liko, kilometras iki keltą. Ate, yra kas nuo to būdelį? Labai, nu, aš paimsiu 2 bilietus. Nu ką? Trečia, mums reikia trečia, gerai, aš čia trečia, važiuojam. Gerai, atvažiuojam mes, atvarom. Oi, žalia, mums iš karto duoda jau ir važiuot. Gerai, mums tinka. Važiuok tiesiai ir į galą patį. Jo, į keltą, važiuok į keltą, važiuok ir iki galo. Gerai, tau parodys, kur važiuot. Po dešinę. Jį iki galo, žinai. Į dešinę ir iki galo. Jo, žinau, kad čia esu matęs, kad čia kažkur, žinai. Nu ir vis. Ne, gerai, čia tilpstų mašinų daug, žinai. Eisim į viršų, dabar pažiūrėsim. Palikom va kelte, pasilikom mocus. Varysim. Nu, čia gerai. Užlipom čia į viršų. Eisim paskui dar ten prie to stendo pažiūrėti. Šiaip galima ir į lauką, šiaip mes eisim tikrai į lauką. Vėjota. Jo, nu tai ką, mes jau va, laive, didelis laivas, didelis keltas. Mopkis ten kažkur apačioj. O mes dabar varysim kažkur ten. Vėjuoja. Nu dar į viršų užlipsim, pasižiūrėsim, kaip dar viršui atrodo. Turime restoraną. Laukiam 25 minutės, kol mus perkels. Čia visokio va brošiūrų pasiskaityti. Čia žmonės pietauja čia. Mikrofonas jau čia mano nusimušė, dan pabėgo. Na, paskui nežinau, matysim kaip to visą. Čia kas nukrito jisai, žinai, žemyn. Tai paskui sustosim kur nors, žinai. Ir viskas. Ne, tai viskas gerai, žinai, toli nevažiuojam ir viskas čia. Kur nors rasi, viečiukė, stabtelim, pasitaisysim mikrofoną.